Sveiki! Norime Jūs supažindinti su Robolabs klientais, jų veikla ir kuo jie gyvena. Šiandieną pas mus svečiuojasi Gediminas iš įmonės Spiritas, kuri užsiema nestandartinių baldų gamybą ir metalo konstrukcijomis. Spiritas yra vienas seniausių mūsų klientų, patikėjęs Robolabs dar prieš 5 metus. Tai labas, Gediminai. Labas, Žygimantai. Papasakok, tai kaip gimė Spiritas? Nuo ko viskas prasidėjo? Ir šiaip labai įdomu sužinoti, ar iš karto turėjai kažkokį verslo planą, finansų susidėliojimą, ar tai labiau buvo idėjinis dalykas? Tai Spiritas gimė iš tikrųjų labai po truputėlį mažai žingsneliais. Dar pradėdamas Spiritą atradau suvirinimą kaip hobį, iš tikrųjų, dirbdamas visai kitą samdomą darbą. Pagal išsilavinimą esu geologas, dirbau labai įdomų tikrai darbą. Tiesiog pati ta darbo specifika, daug komandiruočių ilgų, nebuvo suderinama su šeima, vaikais. Taip. Ir tiesiog pradėjau ieškoti, ką galėčiau pakeisti gyvenime. Ir atradau suvirinimą kaip hobį, iki tol nebuvau prisilietęs prie šitos sferos absoliučiai. Tai po žingsnelį pradėjau gaminti tą, ką įsivaizduot galėjau, porą gaminukų pavyko parduoti ir tada tokia savimotyvacija ir euforija apėmė, kad tiesiog paėmiau ir atidariau mažąją bendryją – Spiritas. Dabar dėl ko Spiritas? Spiritas todėl, kad, kaip minėjau, pagal išsilavinimą ir darbo specifiką savo buvusią geologas buvau. Spiritas yra mineralas, tai norėjau į tą naują etapą kažką iš praeities atsinešti. Tai tokia labai paprasta ta Spirito kaip pavadinimo istorija. Tai papasakok dabar, tai kokiais darbais užsiimat? Aš, kiek prisimenu, tai būdavo nestandartinių baldų gamyba, kai tik startavot. Dabar, kaip suprantu, viskas yra stipriai įsiplėtę. Gal paminėk, kokiose rinkose esat? Nuo pat pradžių, kai dar buvau vienas, tai gaminau tą, ką galėjau pagaminti tiesiog su savo, ką galėjau pagaminti vienas ir su tuo žinių bagažu ir kompetencijų bagažu, kokias turėjau tuo metu. Tai baldai buvo toks lengviausiai galbūt apčiuopiamas ir įgyvendinamas segmentas metalo apdirbimo srity. Pradėjo rastis pirmieji klientai Lietuvoje, taip pat Norvegijoje, irgi stengiausi tiesiog susirastų klientų visokeriausiais būdais, primityviais visiškai, rašydamas laiškus, skambindamas. Ir tada po žingsnelį tas užsakovų ratas plėtėsi. Nuo baldų taip labai organiškai pamatėm kitą sritį ir pirmieji Lietuvoje pradėjom gaminti metalo stiklo pertvaras. Tai dabar metalo stiklo pertvaras iš tikrųjų užima liūto dalį mūsų portfolio. Baldus taip pat dar gaminam, bet gerokai mažiau. Dėl rinkų, tai savo gaminius eksportuojam pagrinde į Norvegiją, Jungtinę karalystę, Airiją, taip pat kažkiek mažesnė dalim į Švediją, į Belgiją, į Prancūziją. Tai žodžiu, nuo kaimynų iškart pabėgot toliau, ne? Jo. Natūraliai gavosi ar kažkaip siekėt to? Ne, siekiam to, iš tikrųjų siekiam to. Pirmieji tie ieškojimai klientų buvo Skandinavija, ten kur visi. Tiesiog dėl to, kad visi, tai ir mes. Paskui jau žiūrėjomės, kur potencialiai tinkamiausios rinkos mūsų produktui, būtent metalo stiklo pertvarom. Vežam ir montuojam ir gaminam ir į Lenkiją, ir į Latviją, ir į Estiją, bet mažesnėm apimtim. Supratau. Tai vis tiek, kadangi atvykai pas mus į svečius, tai norėčiau paklausti, kaip pasikeitė šį požiūris į buhalteriją, kai pradėjai naudotis Robolabs paslaugom. Ar padėjo kažką optimizuoti versle, padaryti greitesnius sprendimus galbūt? Robolabs yra antra įmonė, su kuria mums teko dirbti buhalteriniai šitoj srity. Šiaip buhalterija man asmeniškai tai toks juodas miškas, niekada nenorėjau ją veltis pats. Nors teoriškai lyg ir galima būtų, mažosios bendrijos nariams patiems tvarkytis buhalteriją, bet iš karto pačią pirmą minutę tą atmečiau. Kadangi Robolabs yra antri ir, kaip kalbėjom, turbūt jau virš 5 metų mes kartu darbojame. Kaip ir pradžioje pristačiau, tai vienas iš pirmųjų gal 50 klientų. Tai ta draugystė jau visai solidimus. Jo.
Tai turiu su ko palyginti ir tikrai džiaugiuosi šito pasirinkimu. Apskritai Robolaps platforma man labai patogus įrankis dėl daugelio aspektų iš tikrųjų yra. Pavyzdžiui, kiekvienas darbuotojas turi savo akauntą, jokių popierinių prašymų, mamadieniai, tėvadieniai, atostogos, bendras kalendorius, tu matai, kas kada yra užsibūkinės atostogos, tu gali planuoti ten tos tvirtinimus ar netvirtinimus, persitart su darbuotojais. Algalapių jokių popierinių nėra, kiekvienas darbuotojas mato priedus, jeigu jie yra gaunami, sąskaitų išrašymas, kad ir, nežinau, per pietų pertrauką reikalui esant, ypač mažom įmonėm, tai yra, man atrodo, labai gerai, kad tu telefonu gali valgydamas išrašyti sąskaitą kažkam nusiųsti, mokėjimą eksportuotis ir padaryti tikrai. Smagu girdėti. Grįžkim gal truputėlį dar prie tavo veiklos, gal turėjo kokį įsimintiną atsitikimą būtent į savo veiklos ar verslo pradžios. Tai pačioj pradžioj, kai dar iš tikrųjų Piritas prasidėjo mano tėvų garaže, Rokiškio rajone, irgi labai aktyviai ieškojau klientų, nes jau žinojau, kad išeisiu iš senojo darbo, tiesiog norėjau būti labiau ir labiau užtikrintas savo tą ateitim tvirtesnę. Sukontaktavau su viena Lietuvoje veikiančią skandinaviško kapitalo didžiulę įmonę. Prašau. Ta įmonė ieškojo, kas galėtų pagaminti priekybinį paviljoną. Jeigu įsivaizduot, tas priekybinis paviljonas, sakykime, gal kokių ten, kaip didelė mašina, ten kokie 8 metrai, ant kokių 3,5 pločio didelė, o aš ten tėvų garaže. Tai nemažas užsakymas, aš taip suprantu. Tai nemažas užsakymas ir žodžiu, sakau taip, mes čia padarysim, mes čia viską galim. O tas atsakingas asmuo iš tos įmonės sako, okei, tai ar galėčiau atvažiuoti pas jūs, sako, pasižiūrėti, kaip jūs čia darbuojatės. Ir aš nėra kur pasikviesti. Jo, nėra kur pasikviesti. Bet kažkaip sakau, tokiai, atvažiavo jisai pas mano tėvus kieme, pavalgėm blynų, pasikalbėjom, buvau susiradęs tam projektui kitas patalpas didesnės, ten per tą dieną ar dvi susiradau tas patalpas, nuvažiavom tenais pasižiūrėti ir viskas, pasirašėm, padarėm ir tas paviljonas po šiai dienai stovi Panevėžy. Super. Tai tokia jo istorija, kuri... Tai sako, mes atvažiuojam, o mes, žinai, negali sakyti, kad aš čia vienas, čia kažką krapštaus pradedu ten, žinai, nes visiškai pirmi metai ten, vaikai aplinkui ten turškės, žinai. Svarbu labai norėti, ne? Ir viskas svarbu gausis. Labai norėti, jo. Ir gal nepasimest, jeigu... Nėra per didelių užsakymų, ne? Per didelių norų galima rasti ir susidėlioti aplinkybės. Gal tada dar tokį, nežinau, paskutinį klausimą. Ką galėtum palinkėti verslą pradedantiem žmonėm arba naują kažkokią sritį, norint pradėti vystyti? Koks būtų vienas patarimas? Svarbiausia, tai jeigu tu tiki ir žinai, kad nori tą daryti, tiesiog nesustot. Paprasčiausiai daryti ir klyst, daryti ir viskas tikrai bus. Ir gausis. Tik pirmin. Super. Tai ačiū, kad atvarei.